Hello, I'm Algis Avižienis from the National Interest Association of Lithuania. We're here in Vilnius during our demonstration against massive immigration. The main focus of our action was the unfurling of a 30-meter long roll of paper on which were printed 24,000 signatures against massive immigration. This plus paper petitions that we've collected, a total of 27,000, will be presented to the government this coming week. But we know that the government will try to ignore this. It won't pay the requisite attention that it deserves. So we decided to go public, to show this to the Lithuanian public. And I think this succeeded because we had television stations, at least 3, that will probably be reporting on this and showing visually what 24,000 signatures look like. We're here in the very center of Vilnius. Government House, where the Prime Minister works, is 200 meters away. Over here on the left we have the European Union Commission. We've been here before. This is our second demonstration here. And I would say we're fairly pleased with the outcome. We had about 20-30 active participants and another 30 people, passers-by, who stopped and listened. So I think it's safe to say we had 50 participants. And for Lithuania, that's not so bad because we don't really have a massive migrant problem yet. It's a potential threat. It will probably become a real threat, but most Lithuanians think that this problem will bypass them because we don't have them yet. So it's not that easy to bring out thousands of people on the street, as it is in those countries where mass migration is a huge problem. Here in Vilnius, we had our demonstration. It's still going on. There are people standing around, all around, that are listening. We're handing out pamphlets. And at the very same time, in Klaipėda, the port city of Lithuania, another 15 people are engaged in a picket. That's the only number that's allowed. It can't be more because of the time factor. The government requires a long lead time in which to provide permission for these events. And so since this was a last-minute event, it was limited to 15. The participants are trade union people from the region of Klaipėda, the city and the region of Klaipėda. And they spontaneously joined our action after they learned about our plans on the internet. So it's been a pleasure talking to you. Our action is still going on. More people are coming and listening on the sides here. And I'd like to wish all of you all the best in your demonstrations today. Thank you. Šiek tiek istorijos, kas vis dėlto šiandien čia vyksta. 2015 metų birželio mėnesį buvo susikūrusi spontaniškai grupė piliečių, kurie pasivadino Visuomeninis komitetas prieš priverstinę migraciją. Tuomet prisiminkime, iš tikrųjų migracijos klausimas nebuvo kažkoks labai opus Lietuvai. Apie nelegalią migraciją žinodavo gana nedaug žmonių. Iš tikrųjų, šito klausimu buvo susidūrę arba mūsų tautiečiai, kurie gyveno užsienyje, arba tie, kurie tiesiogiai dirbo su migracijos problema. Ir televizijos, medijos apskritai iš tikrųjų pateikdavo labai švelnų vaizdą. Nepaisant to, kad jau tuomet plaukia tūkstančiai migrantų, buvo pateikiamas labai sušvelnintas vaizdas.
Taigi, mes jau matėm tą problemą ir iš tikrųjų buvo surašyta peticija prieš priverstinę migraciją. Kodėl mes tą migraciją vadinam priverstinę? Dėl to, kad tų migrantų, jeigu bus priimtas sprendimas perkelt privalomai, nei norės tų migrantų, nei mes jų norėsim, tie migrantai norės tos Lietuvos. Tai bus dviguba prievarta. Taigi, peticijos LT portale buvo renkami parašai, jų surinkta šiam momentui 24 000, lygiai grečiai vyko popieriniuose lapuose parašų rinkimas. Taigi, galim drąsiai teikti, aišku, vėlgi yra nesuvesti iki galo visi skaičiai, galime drąsiai teikti, kad iš viso turim kažkur apie 28 000 parašų, o tai yra pakankamai, manom, rimtas signalas valdžiai, kad reikėtų vis dėlto persvarstyt migrantų perkelimo klausimą. Mes turim reikalą vis dėlto su labai plataus masto ekonominė migracija. Ekonominė migracija, kurios kryptis yra Vokietija, kurios kryptis yra išsivysčiusios turtingos valstybės ir migracija paskatinta nemaža dalimi tuo, kad Vokietijos ir tų didesnių valstybių, tai yra stipresnių ES valstybių politikai per ilgai delsė pamatyti problemą. Per ilgai. Sveiki, piliečiai. Malonu susitikti vėl čia Vilniuje, praėjus beveik 5 mėnesius. Pirmas mūsų viešas protestas vyko toje pačioje vietoje rugsėjo 20 dieną. Tada peticiją dar tik buvom pradėję rinkti, dabar jau čia mūsų politinę peticiją baiginėjame, turime beveik 28 000 parašų. Dabar artėjame prie kito etapo. Vasario 9 dieną prasidės naujas parašų rinkimas dėl lapkričio 26 dieną priimto naujo migracijos įstatymo. Tas naujas migracijos įstatymas atveria kelius praktiškai visiškai neribotai masiniai migracijai. Į Lietuvos teritoriją praktiškai galės patekti tie, kas norės ir neprivalės deklaruoti, ką jie čia veiks. Mes manome, kad tai neteisinga, todėl vasario 9 dieną pradėsim parinkti parašus. Parašų surinkti reikės 50 000. Jei čia esančių yra žmonių, kurie norės prisidėti rinkti parašus, kad atšauktume šį neteisėtą ir nusikalstamą įstatymą, prašom prieikite prie mūsų, užsirašysime kontaktus ir kartu dirbsime. Toliau tęsiant migracijos temą. Nors atrodo viešoje erdvėje lyg ir būtų nurimę tą migraciją, bet kadangi aš domiuosi daugiau šią temą, galiu pasakyti, vien per sausio mėnesį į Europos teritoriją per Graikijos pasienį pateko 50 000 nelegalių migrantų. Ir tai yra žiemos laikotarpiu. Realiai migracijos srautai niekiek nemažėja. Europoje vien per praeitus metus pateko virš 1 milijono nelegalių migrantų. Realiai yra planuojama, kad kiekiai gali siekti iki 5 milijonų per kelis artimiausius metus. Tai yra pakankamai dideliai kiekiai. Vokietijos ir Švedijos socialinė sistema jau neatlaiko jų. Natūralu, kad jie norės tos migrantus padalyti visoms ES valstybėmis. Į tą tarpą įeisime ir mes. Tad kyla klausimas, ar mes irgi pajėgsime išlaikyti tūkstančius žmonių, kurie neturi jokių darbinių įgūdžių ir kurie keliauja čia ne dirbti, bet pasiimti pašalpų. Todėl mes kelkime esminį klausimą, ar mes būsim šeimininkai savo valstybės, ar mes sutiksime, kad kiekvienas ES sprendimas būtų iš karto vykdomas be jokių diskusijų. Mes teigime, kad turime turėti ir savo nacionalinius interesus. Mes turime turėti ir savo poziciją ir mes sakome, kad ne griežtai ribotai nelegaliai imigracijai. Mes esame už tai, kad mes patys nuspręstume, kada, kiek ir kada kas pas mus galės atvykti. Todėl kurkime visi kartu, jungkime prie naujų projektų, pasirašykime dokumentus dėl nelegalios migracijos sustabdymo Lietuvoje. Ačiū visiems susirinkusiems, susitiksime. Norėjau padėkoti visiems, kurie atvyko čia. Pradėsiu gal savo neplanuotos kalbos nuo to, kodėl mes demonstruojam. Man atrodo, daugelis lietuvių mano, kad šita problema yra abstrakti, nereali, kad niekas taip ir nenorės atvykti iš tų Afrikos ir arabų šalių. Nes čia
algos per mažos ir socialinė parama labai silpna, bet tai yra pavojingas požiūris. Valdžia tikisi, kad lietuviai liks pasyvus, o jie tyliai, neskelbiant per daug, ruošiasi visgi priimti. Biurokratija yra užvesta, ruošiamasi ieškoti patalpų, pinigai yra skiriami, fondai visokie jau atsiranda, visokių pelno siekiančių žmonių jau būrėsi, nori padėti, nori ir pinigų į savo kišenę. Tai negalime būti pasyvus ir negalime manyti, kad būsime apsaugoti, nes šita krizė yra siaubinga krizė. Įsivaizduokit, 1,1 milijonas žmonių iš trečio pasaulio atvyko į Europą, į Vokietiją daugiausia. Bet tai žmonės, kurie net kalbos nemoka vietinės, įgūdžių neturi. Jie yra kilę iš šalių, kur bedarbystė siekia 80%, tarp jaunimo 100%. Tai jie jau gyvena jau nuo pat vaikystės be darbo, be įgūdžių. Jie nesupranta, kad reikia atsikelti iš ryto ir į darbą nuvažiuoti. Kiti net nesupranta, kad baseinai yra maudytis, o ne, atsiprašau už šitą frazę, tuštintis. Be tokių raportų, tokių pranešimų gaunam pastoviai, kasdien iš Vokietijos. Dabar jūs girdėjote apie naujųjų metų katastrofą Kelno mieste. Įsivaizduokit tokį dalyką. 1000 jaunų vyrų apsupa po vieną jauną moterį, 30 vyrų iš karto, o ta moteris nežino, kas laukia jos, ar jinai gyva iš viso grįžt namo. Tada apvogė, paima mobilų telefoną, piniginę, primuša, apgrabalioja, kai kuriais atvejais ir išprievartavo. Tai iš pradžių policija, kadangi toks politinis įsakymas Vokietijoje, nieko neskelbė. 5 dienas tylėjo. Įsivaizduojat, 700 moterų nukentėjo, o didžioji spauda tylėjo. Bet paskui tiek daug buvo pranešimų internete, kad jau pradėjo apie tai kalbėti. Ir dabar jau visi kalba, net ir mūsų Delfi, kur anksčiau vien tik gerus dalykus kalbėjo, dabar jau visgi priversta įdėti ir faktus, realybę. O ta realybė yra tokia. Švedijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, tie žmonės iš Afrikos ir iš arabų šalių, kurie įsikūrė ten, nedirba. 10% jų randa darbą po kokių metų arba 2. Praėjus 5 metam, galbūt 30%, o paskui nelabai ir keičiasi. Tai ponas Dargi iš pramonininkų asociacijos, kuris nori 50 000 migrantų į Lietuvą įvežti, mano, kad čia bus pigi darbo jėga, žinokit, tai bus 30% šito skaičiaus, kuris dirbs. O 70% mes turėsim išlaikyti iš savo kišenės, ponas Dargil. Kaip jums negėda apie savo šalį šitaip galvoti ir šitokį dalyką mums atsiūs. Tai va, aš raginu visiems, čia nėra čia abstrakti problema. Čia yra pavojinga problema, mes esame Europoje. Jeigu Vokietija būtų dar 2 milijonus priims, taip ir kalba ateinačiais metais 2 milijonus, tai tikrai darys mums tokį spaudimą, kad mūsų valdžiai tikrai reikės daug paramos iš mūsų pusės. Diskriminacija, diskriminuoja žmonės. Žmonės, žinokit, diskriminuoja. Diskriminacija čia, žinokit, čia nesąmonė. Čia paprasčiausiai yra nesąmonė. Taigi, dabar pagal laiką būtų jau pats laikas parodyti tą peticiją, išskleisti ją. Dabar prieikit, kas galit padėti išskleisti tos 30 metrų parašų, tai yra 24 000 piliečių parašų. Iš tikrųjų, procesas dar nebaigtas, iš tikrųjų visi tie, kurie pasirašys jau šiom dienom, jų dar parašai bus įtraukti į bendrą peticiją, kuri bus nešama į vyriausybę. Taigi, kolegos. Aš dabar pasiimsiu peticiją.
Pasiimsiu peticiją. Štai ji. Čia yra 24 000 parašų. Mindaugas ateik. Kur ten kampais? Tai va. Dabar... Taip. Vitalijau, atsisuk. Aš jau atsisukau. Ateikit pagalbos. Ateikit. Čia 30 metrų. 30 metrų čia yra. Ir rengingi žmonės. Palaukit, net netempėm. Labai netempėm, nes čia vis dėlto popierius toks, Parašai, kad tavi, o pasirašyti galima papildomai. Nu tai duokit kur pasirašyti. Prašom į talką, prašom. Tuoj duosim po to, duosim pasirašyti vėliau. Dabar nespėjau, kiekviena ranka reikalinga. Ateikit kas nors, kad neperprištuotų, čia šaunuoliai. Kaip sakoma, čia yra menkas. Taip. Algi ateik arčiau su vėliava irgi. Tarp kitko, pažiūrėkit, gal savo pavardę, kas pasirašė. Pasitraukiu, kolegos. Viską mes informuosim visuomeninis komitetas, kuris turi migraciją. Taigi, peticija dabar. Premjerė, vyriausybė, prezidentė galiausiai, išklausykit piliečių nuomonę. Lietuva yra mūsų namai. Ir tai vienintelė valstybė, kur mes galime būti šeimininkai. Paveiksiu to pačiu Lietuva lietuviams. Sveiki visi. Noriu pasveikinti su šitą šventę. Tikrai manau, kad tai galime laikyti šventę. Ir noriu visus pakviesti į vasario 16-ąją, kuri vyks Kaune. Tai bus patriotiniais eitynės. Ir jeigu jaučiatės patriotiškai, kurie mylit Lietuvą, tikrai kviečiu dalyvauti. Tai vyks Kaune, Kauno senosiose kapinėse, dabar vadinama Ramybės parku, 14:30. Ir mes labai didžiuojamės, kad mūsų būklė akcija įtraukia kolegos Europoje, kurie surenka dabar tūkstantinės demonstracijas. Mes labai didžiuojamės, kad Lietuva irgi yra šio europinio protesto dalis. Mes didžiuojamės. Tuo pačiu aš galiu pranešti, kad piketas šiandien vyksta Lietuvoje, ne tik čionais, jis vyksta ir Klaipėdoje šiuo metu.